Labas rytas ir sveiki atvykę į mano vlogą. Labai seniai nesimatėm. Tai iš tikrųjų man labai smagu su jumis sveikintis ir aš jūsų labai pasiilgau ir ačiū, kad prirašėte gražių žinučių į Instagramą. Čia dar nesidalinausi, bet prieš porą savaičių buvau Vilniuj ir man rado tokį dalykėlį kaklem, tai nerašykit man ten apie jokius guziukus, nes man nėra guziukas, man ten darė magnetą ir viską mes sužinosim, kas ten yra ir koks tolimesnis bus gydymas tik po operacijos, kuri bus lapkričio mėnesį. Iki tol aš nenoriu nieko dalintis ir šiaip nieko šnekėti, todėl kad aš pati nieko nežinau ir kai paims mėginį iš to daikto, kurį išims, tada bus aišku. Jis nėra kakle, nėra matomas, jis yra toks labiau stuburė, tai kaklo zonoje stuburė. Tai, žodžiu, va tiek galiu pasidalinti ir aš jau dabar su to susitaikau ir kaip bus, tai bus. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, aš apie viską galvoju labai pozityviai ir aš žinau, kad viskas bus gerai, todėl apie tai plėtotis labai nenoriu. Aišku, kaip viskas bus aišku ir kai aš žinosiu ten, kokia yra situacija, aš tada pasidalinsiu daugiau, o dabar tiesiog pasakau, nes čia nesidalinau apie tą radinį ir noriu pasidalinti ir noriu tiesiog pasakyti priežastį, dėl ko aš buvau dingusi, nes man tiesiog reikėjo susitvarkyti su savimi ir priimti visą tą situaciją, kokia nėra, norėjau pabūti daugiau su šeima, vaikais ir dabar jaučiuosi daug geriau, jaučiuosi pailsėjusi, naujai atgavau jėgas, jaučiu daug motyvacijos ir noriu grįžti pas jumis geromis mintimis ir neprišnekėti jums labai daug to negatyvo. Rytoj yra mūsų su Luku vestuvių metinės, 5 metai kaip vedėm. Iš tiesų labai greitai prabėgo tas laikas. Mes kartu esam 11 metų, o vedę esam 5 metus. Mes iš visų Luku pradėjom draugauti nuo pat mokyklos, tai praktiškai visą gyvenimą esam kartu. Važiuojam į vietą Lietuvoje, kur dar nesam buvę. Aišku, pasiėmėm ir berniukus, nes mes beveik kažkaip niekur nevažiuojam. Ir man daug kas Instagramą iš tikrųjų rašo ir sako, kodėl jūs nepaliekat vaikų ten močiutėm ir neišvažiuojat pabūti dviese, bet mes kažkaip su Luku net neseniai šnekėjom to klausimu ir čia mūsų vaikai, mes su jais būnam visą laiką ir jeigu mes kažkur važiuojam, kodėl mes juos turėtumėm palikti. Jie yra dabar dalis mūsų gyvenimo ir mūsų gyvenimas sukas aplink juos, tai kažkaip kiek turim to laiko dviese, tiek užtenka, galim daugiau jo pasidaryti, kai vaikai užmiega, bet mums net kažkaip niekada nekyla mintis palikti jų kažkur ir važiuoti tik dviese, nes mes dabar esam 4 ir taip yra. Ačiū, kad čia esat ir paspauskit tą subscribe mygtuką, jeigu dar nepaspaudėt ir laikant šio video, kad mane paremtumėt, kadangi jau rugsėjis, o rugsėjis yra kaip nauji metai, nauji darbymečio metai, aš pradėsiu būti aktyvesnė vėl savo Contribui platformoje, tai galite nueiti pasiekti mane ir ten, galbūt kažkokie vlogai, kurie bus iš ligoninės, bus keliami tik ten, dar neįsivaizduoju kaip čia kas bus, bet tikrai. Keliasim daug turinio, ateina rugsėjis, Leonardas išeis į darželio, daugiau laiko, tai taip bus daugiau visko. Prašau. Šitai. Kuo elgiasi? Nenori? Nori mėgos? Nori mėgos? Man nori? Tu parakavo.
Einam šekale. Pa. Nusiprausiau, abu dar vaikai miega, Leonardas irgi miega kaip gerai, nes tikriausiai šiandien nemiegos pietų, tai gerai, kad jis ilgiau dabar pamiegos, nebent dar mašinai užmigs, nes porą valandų bus kelio. Adamas miega, jis dažniausiai dabar miega 2 miegelius per dieną, tai va čia pirmas bus ir gal po to antras bus mašinoje arba, žiūrėsim, žinot, šiandien nebus jam kažkokios rutinos, o aš dabar einu pasidaryti valgyti ir ką įsidėti į kelionę valgyti. Tobulai gaunasi. Neprisidedu per daug mačios miltelių, kad nebūtų labai kartu. Visada įsidedu pagrindinius tokius prieskonius. Turmerico, imbierio ir cinamono. Ar šiaip toksai kaip vitaminų bomba šitas gėrimas būna. Kam nepatinka kava rytais, tai tikrai išmėginkit mačią. Duoda tiek energijos ir kas yra kitaip negu kava. Kava labai greitai duoda tą energijos pliūpsnį ir greitai dingsta, o mačia gėrimas tą energiją išskaido per visą dieną ir kažkaip taip lėtai paleidžia ją. Tai pabandykit tikrai, kas nebandėt. Geriausia yra pasimti šiaudelį ir gerti su šiaudeliu ir karts nuo karto va taip persimaišyti. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Žiūrėk, ką aš tau pridariau. Žiūrėk. Žiūrėk. Valgysi va. Vynogę, gurką ir čia atidaryt. Saustinė. O, ir dabar padėsiu čia ir sudėsiu visą maistą, ką lėšimis, gerai? Sukam kartu, sukam. O, stipriai spaudė. Spaudžiam kartu. Va. Spaudėm. Spaudžiam. Matai. Palauk, gražiai uždėk, aha. O, ir dabar suk. Kol traškės. Dar biškį. Va, vis. Mama, mes papydam kūną. Kurą? Uždaryk, mama, duris. Šaunuolis. Nu ką, mes jau išvažiuojam. Aš tiesiog nespėjau pasidažyti, bet viską suspėjau padaryti, bet nieko tokio pasidažysiu mašiną. Šiaip dabar 2 valandos kelio bus, tai tikiuosi, kad sueditinsiu vieną reklamą. Čia pasiėmiau kompiuterį, Adamas lyg tai nori miego, tai jis miegos. Šiaip mes labai ramiai ir gražiai susiruošėm, vaikai neįsterikavo ir Leonardas labai gražiai žaidė, užsiėmė tenai su žaisliukais, tai labai buvo keista. Nei kart nesusipykom, nežinot, kaip greitai reikia išsiruošti. Nu, ne greitai mes per 2 valandas, bet vis tiek. Kai reikia greičiau ir prasideda ten toks chaosas ir nespėjai ir tada susipyksti, bet jo šiandien labai gražiai išsiruošėm, tai labai džiaugiuosi.
toks lietingas oras, lyg tai reiškia tenais, kad bus šilčiau, o rytoj išvis 28 su lietum, bet nieko tokio. Oro nepasirinksit. Taip. Nu, kur mes važiavam? Čiuošt. Bet nežinau. Nežinai, kur čiuošt? Ne. Mes atvažiavam į 1, 2, 3 Anykščius. Ir mes dabar einam čiuošti Taip. su Rogu. Taip. Taip. Nori? Žodžiu, mes atvažiavome į Anykščius ir pažiūrėsim, ką čia rasim. Šiaip nebelėja lietus, tai tas geriausia. Apsistosim Anykščio namuose. Viską papasakos ir parodsiu vėliau, bet dabar einam čiuošti su Robute. Bėgam. Tik duok vieną, nes mano kits. Lėčiau, dar lėčiau. Nu, nepavirtuvė. Labai gerai. Nebijok. Nebijojai? Bet tau smagu? Smagu? Žiauriai smagu, kas bus Anykščiuose, būtinai atvažiuoti čia. Kur važiuojam? Čia nori. Gerai. Dabar atvažiavam. Kur atvažiavam? Į traukinių. Čia jie... Į traukinių muziejų. Vau, čia gal būdavo taip sėdėt, žinok. O įsivaizduoju, anksčiau būdavo tokie telefonai. Įmeti? Ką nori? Hello again, as every ocean calm as rain. Žiam pavalgyt ir radom su žaidimu tokiu kaip mini kambariu ir iš tikrųjų čia pats geriausias, kokią aš esu mačius, kai valgai, nes tiek daug žaislų ir tiek daug veiklos. Leonardai, aš jau su tavim pavargau. Ai čia įdės. Ne, iškris. Pasidėk čia į kišenę. Nu, eini? Jo. Tavo batai atsirišę. Leonardai. Kur mes važiuojam? Į baseiną. Nu, bėga. 305. Einam, 305. Ieškok, Leonardai. Ieškok. 305. O, nu, dar reikiam duris. O, Jėzu.
Atsina, eisim, rodyti. Bet čia, žiūrėk, kokie medžiai. Vau, tu matai, dar yra antras aukštas. Vau. Tai aš einu, gal sunešiu daiktus. Aha, mes... Kortelė vieną. Aha. Žiūrėk, gaudyk. Aš vaiką palieku. Aš ateinu. Ar čia patinka? Taip? O tau patinka? Žiūrėk, Lukai. O tau čia patinka? Ką? O tau smagu? Vau, Adamai, einam pažiūrėt, kur brolis. Sargiai karštus. Kur einam, Leonardai, maudytis? Ne, čia. Palauk, eisime didelį. Palauk, man. Gilu, nelip. Čia toks? Kad tai toks? Mes jau pamūdiniu. Va, mūsų vakaras. Kas su stalo žaidimas? Labas rytas, mes ką tik atsikėlėm. Naktis buvo tokia, šiaip labai patogios lovos, ką galiu pasakyti. Tai kokiuose viešbučiuose esu buvus, tai čia žinokit labai geros lovos patogios. Ir tokios minkštos pagalbės irgi tik tiek, kad Leonardas labai naktį kilnojasi, nes jiems skaudėjo kojas. Dažnai, jeigu būna labai aktyvi diena, žinot, jiems skauda kojas, tai naktį kilnojasi. Adamas labai gerai miegojo, porą kartų atsikėlė. Aš dar tik su Adamu atsikėlus, truputį apsitvarkysiu ir eisim valgyti pusryčių. Po pusryčių sudėsim daiktus, bet dar nevažiuosim namo, dar čia apsižiūrėsim ir dar yra čia Nykščio namuose. Tokie kaip žaidimų erdvė vaikams, tai tenais būtinai apsilankysim ir pažiūrėsim, ką galim rasti. Aš negaliu patikėti, koks Adamas jau didelis. Paspausim mygtuką. Brolį. Bolė. Einam pusryčių. Pažiūrėsim. Pažiūrėkim. Nėlė. Einam pusryčių. Spausti vieną. Vieną. Aš pakelsiu. O. Oi. Nebijai? Nebijau. Oi, kaip daug. Skanus?
kad čia valgai grikius, blynus, sausą pusrytį. Kur mes einam? Mes einam į mamą. Kur einam? Kur einam? Į mamą štelę. Žaidimų aikštelė? Šio namuose yra kažkoks žaidimų kambarys ar kažkas tokio, tai einam pasižiūrėti. Laukia yra tokia erdvė su baseinu. Wow! Mama, žiūrėk. Daug aš tau visus juos dabar padarysiu ir tu galėsi jiem perkelti, gerai? Šitą čia įdėsiu. Tu gal mane eik krauklėką pakai. Čia padėjo. Eik krauklę? O, čia tarka yra. Galiu pagalvoti ir skusti, žiūrėk morką. Kai pamačiau aš šitą virtuvėlę, tai žodžiu noriu aš jį pakeisti, kur namie turim Adamui padovanot su pirmo gimtadieniu, nes tokia faina ir tokia gero dydžio ir šitie žaisliukai tokie gražus. Ir žinot, kas fainiausia, kad čia viskas nauja. Ir visi tie žaisliukai nauja. Labai faina. Kad va ir piešti viskas nauja, dar nepritarytų. Geras. Šitą labai faina, šitas stalas iš Ikėjos jaučiu. Žiūrėkit tas. Aha, žiūrėkit tas, koks žaidimas fainas. Dar tokio nemačiau. Tai va, šiaip noriu pasakyti, kad kas esat su vaikais, tai 100% rekomenduoju va čia atvažiuoti, nes tiek daug veiklos. Ir tas baseiniukas toks vaikiškas yra ir labai jisai šiltas, ir va tas žaidimų kambarys, ir čia visai netoli visos atrakcijos Anykščių. Tikrai, čia kuo labiau aš jį pasivaikštau po šitą viešbutį, tuo mane labiau stebina. Dabar tu, eik ten, aš tau sustatysiu. Bet tai čia visi nuvirto, aš tau sustatysiu. O. Nu, mes jau bėgam atiduoti. Kam atiduoti kortelės? Žiūrėk, kur mes čia esam? Adamai. Kai ėjau, tai toks atrodo baisai žengti, ne? Wow, mes kosmose, Leonardai. Žiūrėk, tenais nebijai, nukrist gali. Einam į labirintą, taip? Atvažiavam čia į labirintų parką. Nu. Mama, kaip čia smagu, kur einam į pusę. Aš nežinau, į kurią pusę. Čia. Wow. Ką dabar darysim? Einam atgal? Reikia į kitą pusę, reiškias? Pasikeitę mes atvažiavome į labirintų parką. Aš apie jį čia girdėjau, bet kažkaip neplanavom važiuoti, bet važiavome ją per senamą ir sako, ar eisit ir į labirintų parką. Ir aš galvoju, ar čia labirintų parkas, tai nusprendėme į per senamą nebeit, nes mes buvom, mes buvom Klaipėdoj, tai atvažiavom čia į labirintų parką. Dabar ieškam išėjimą iš vieno labirinto. Labai daug čia, žinokit, veiklos visai dienai. Labirintų parkas. Paimsiu. Priekį. Dabar šitą į priekį.
Dabar šitą į priekį. Dabar šitą atgal. Atgal. Ir dedam. Ties dabar šitą į priekį. Į priekį. Į priekį. Į priekį. Į priekį. Hello, evening Brolis dar biškį per mažas. Hello again. Is every ocean Ačiū labai. calm as rain? I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way.